Savi, bet išskiriami iš kitų, tyrinėjami ir vertinami, bet ar pažįstami, spalvingi ir kartais skandalingi, tačiau ar suprasti jie Vilniaus krašto vietiniai. Pats sudėtingiausias dalykas, kurį yra tyrinėti apie tuteišius, tai yra tų žmonių istorija. Nes iš tikrųjų praktiškai visa jų istorija, nuo pat jų atsiradimo iki šios dienos, tai yra jų trinimas iš istorijos. Gyventojų surašymuose jie tiesiog pradingdavo. Kartais atsirasdavo, kartais pradingdavo. Ir istorikams, kurie remiasi pirmiausia gyventojų surašymais, istoriniais valdžios dokumentais, archyviniais šaltiniais, kuriuos valstybė, sukuria, tai yra tikras iššūkis, nes nelieka tų pagrindinės dokumentų bazės, kuo remti studijuojant tuteišius istorikui. Ir šiandien egzistuojantis toks supratimas, kad šitie visi tuteišiai, kuriuos vadina, kad tai yra kažkoks tai invazinis elementas, kuris įsibrovė į Lietuvos teritoriją ir visą laiką priešiškumas jiems visą laiką buvo, kadangi daugumoje kaimo žmonės ir taip toliau, kad yra kažkokie tai nutautėję, atsiradę taip toliau, o mes yra. Bet jų supratimų ir iš esmės yra invazinis elementas. Mes esam. Ar tuteišiai yra lojalūs ar nelojalūs Lietuvai? Tas klausimas yra lygiai toks pat, galima sakyti, šiek tiek absurdiškas, kaip ir klausimas, ar lietuviai yra lojalūs Lietuvai ar nelojalūs Lietuvai. Pasižiūrėkite, kiek Lietuvoje yra politinių radikalų, etnių lietuvių, kurių lojalumu galima abejoti. Tai noriu pasakyti, kad Vilniaus krašte gyvena daugybė eilinių lenkakalbių žmonių, tuteišių ir taip pat baltarusių, kurie yra lojalūs Lietuvai. Bet tarp jų galima surasti ir įvairiausių politinių radikalų. Aš pažįstu daugybę lenkakalbių Vilniaus krašto gyventojų, kurie yra tikri Lietuvos patriotai ir Lietuvos piliečiai. Sidabro medalį breike laimėjo Lietuvos Lenkija iš mokyklos su lenkų dėstomąja kalba. Pažiūrėkime, kiek komentatorių minėjo. Tiesiog sakinį, va čia yra Lietuvos Lenkija. Kiek paminėjo žiniasklaidai, Lietuvos Lenkija nešė Lietuvos vėliavą, kuri atvirai sako, aš didžiuojuosi ir myliu savo kraštą. Ne? Tas yra kažkaip visiškai nustumtas į paraštės. Ne? Tai čia rodo ir, kad mes patys, tiesą sakant, ne iki galo norime matyti viso to spektro Lietuvos Lenkų ir jų politinių pozicijų šioje vietoje. Уже добре. Dzięki, że przyjechałeś. Prieš 30 metų tai aš taip jaučiau tokį naratyvą, kad jūs visi sulenkėję lietuviai. Po to, gal prieš kokių 15 metų, tai jau visi tuteišiai pasidarė. Po to jau dabar jau atsiranda regionas, kad reikia Vilniaus krašto arba Vilnijos krašto regioną padaryti. Nes taigi čia ne dzūkai, nieks čia dzūkiškai nekalba. Mūsų šeimoje nebuvo tokio termino, my tuteiša. Tai mes vietiniai, tai nieko jame blogo nėra, bet jisai kažkoks toks buvo žeminantis. Man šitas terminas netinka, aišku, ten istorikai rašo savo darbus, bet man jisai neskanus. Jeigu kalbam jeigu vartojam kaip terminą apibūdinti Lietuvos Lenkus. Gražina Golubovska, maisto technologė, mokslų daktarė, Lietuvos Lenkų mokslininkų draugijos narė, Vilniaus rajono savivaldybės turizmo specialistė, Trakų rajono Paluknio miestelio bendruomenės pirmininkė, parapijos bažnytinio komiteto vadovė, konditerė, gėlininkė ir daržininkė, šmaikštuolė kompanijų siela. Aš, kad man taip įkristų į ten kažką į atmintį, kad mane kažkas ten pažemino ar pasakytų ten kažkokia tu ten tokia ir tokia blogesnė, nebuvo. Aš studijavau Kaune, aš net manau, kartais man net buvo lengviau ten per kažkokį egzaminą. Sako, tai jūs ten tą lenkaitę, ne? Aišku, iš to akcento girdėjusi. Bet, yra tokių atsitikimų, aišku, ir iš Lenkų pusės irgi, nepasakysiu, kad jie šventi. Gražina mokėsi Kaune,
tuometėje Žemės ūkio akademijoje, apsigynusi mokslinį laipsnį, kurį laiką Kaune ir dirbo, bet gimtojo Paluknio ilgesys parviliojo atgal. Turiu čia su kuo pakalbėti lenkiškai, kad tos šeimos gal pasiilgdavau per visą savaitę. Tai, na ir grįžau šičia ir ieškojau darbo, tokios kaip ir vietos, kur dirbti mokslinį darbą, na, nepavyko man rasti. Tai buvo konkursas į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, ten turizmo pareigoms užimti specialistas reikalingas buvo. Tai ir įsidarbinau, čia turbūt buvo 2007 metai, na ir iki šiol dirbu. Golubovskių giminė Vilniaus krašte gyvena kelis šimtmečius. Vieni grąžino seneliai nuo Turgelių pusės, kiti nuo Rukainių. Augau, galima pasakyti, pas močiutę, mane prižiūrėjo ir mano krikštų mama, nes mano mama mokėsi, baiginėjo aukštą mokyklą, tai jai sesijos būdavo dažnai, tėtis jau dirbo, tai vat mano tokia vaikystė susijusi yra su Vilniaus rajonu. O mano tėtis yra iš Rudamynos. Anksčiau tėvo pavardė buvo iki karo, tai Golubovski, bet po to jau, kai atėjo Tarybų sąjunga, tai nebuvo to G, tai padarė G. Bet tėčio brolis, kuris dar jaunas, mirė 76 metais, tėvo dėdės ir seneliai, tai jie ant paminklų, tai turi Golubovs. Aš iš savo vaikystės tai prisimenu kūčias arba Velykas, tai tiesiog kaip vestuvės, nes visi suvažiuoja ir su antrom pusėm, su vaikais. Aišku, mes tai darydavom patyliukais, tėvas buvo čia Merkio eksperimentinio ūkio vadovu, tai nieks nežinojo, kad mes važiuojam švęsti, ne? Tokie labai šilti tie prisiminimai iš ir vienos šventės ir iš kitos. Močiutė patyliukais Vilniaus rajone mane vedžiojo į bažnyčią, pasakojo, kaip mane krikštijo, tai tėtis negalėjo vaikščioti į tą bažnyčią, tai sakė, kad mane pasiėmė iš ligoninės, krikštų tėtį pasiėmė iš turgaus, obuolius pardavinėjo, o krikštų mama iš mokyklos. Na ir į Aušros vartus nuvežė ir pakrikštijo, kad niekas nematytų ir negirdėtų. Močiutės, tai jos nekalbėjo lietuviškai, su mumis lenkiškai kalbėjo, nes čia pasienis su Baltarusija arti, su kaimynėm gal ir kalbėjo tą tokią vietinę, kaip dabar vadinama tuteišų kalba, nors niekada tokio žodžio, kažkokio termino, mano šeimoje nebuvo. Tiesiog, paklausė, tai kas tu toks? Tai vietinis, tu taišai, tai kad aš vietinis čia gyvenu. 30 metų. Ta savoka buvo naudojama tokia kaip žeminanti, kad tu nieko nevertas, kad jūs ten nemokat lietuviškai, jūs ten nemokat, jūs neišsilavinę ir taip toliau. Dėl to išsilavinimo tai turbūt irgi reikia pripažinti, kad nedidelis tas procentas išsilavinusių lenkų tautybės, žmonių, bet reikia taip pat pasakyti, kad po karo, tarpukario, tai visa inteligentija išvažiavo arba į Lenkiją, arba buvo į Panerius išvežta, ne? Tai jų tiesiog neliko, kas liko, tas liko. Iš mūsų šeimos, mamos ir pusseserės, ir iš tėvo pusės, labai daug kas išvažiavo į Lenkiją. Iš čia išvažiavo į Lenkiją, o ne iš Lenkijos čia atvažiavo. Mokslas iki šiol bando atsakyti į klausimą, kaip tokio laikotarpio metu, 20 amžiaus metu, kada susiformavo nacionalinės valstybės su galingais propagandos
mechanizmais, su savo, reiškia, švietimo sistemomis, kai buvo masiškai homogenizuojamos populiacijos, žmonės verčiami lietuviais, lenkais, vokiečiais ar baltarusiais ar vengrais, ir vyko 2 pasauliniai karai, kurių viena iš esminių priežasčių tai buvo tiesiog agresyvus nacionalizmas. Kaip tokioje aplinkoje, kai buvo daugybė smurto prieš gyventojus ir taip pat Vilnijoje, juk Vilnijos istorija, jinai labai smurtinga istorija. Kaip tokiomis sąlygomis sugeba išlikti tokie žmonės kaip tuteišiai? Šitame krašte lietuviai buvo mažuma. Ir dabar tas lietuviai yra. Ir čia atsiduria tas, yra į vietinių tą teritoriją. Aš esu girdėjęs, Serkomlės muziejui, paskui čia kitur. Tai čia atvažiavo iš Lietuvos. Kas čia toks yra įsikūręs, iš Lietuvos atvažiavo. Tai yra, reiškia, yra jų tas, kad mes esame iš tikro vietiniai, mes tikri esam, jie nekalti, juk yra, kad jie protėviai kažkada tai ten, pagaliau tai nutautėjo, tai lietuviai. Medininkų kapinėse yra, kadangi pavardė paprastai turi kažkokią tai arealą daugumoje, tai yra Pirštel. Lenkas palaidotas pavardė Pirštel. Rytų Europoje ir Centrinėje Europoje jau nuo XIX amžiaus antros pusės ir gal dar nuo anksčiau susiformavo keli regionai, kuriuose žmonės įgijo vadinamas hibridinės arba situacinės tapatybės. Aš kalbu apie tokias vietas kaip Viršutinė Silezija, Šlonskas vadinamas Lenkijoje, Triestas Italijos ir Kroatijos pasienyje, Šlesvigas Holšteinas Danijoje. Tokių vietų Europoje yra nemažai. Ir Vilniaus kraštas, vadinama Vilnyje, kaip mes lietuviai vadinam, arba lenkai vadina Vilenščizna, jis irgi yra regionas, kuriame susiformavo žmonės su labai sudėtinga hibridinė tokia tapatybė. Ir pagrindiniai tos tapatybės bruožai, pirmiausia, aš išskirčiau, tai yra tų žmonių daugiakalbiškumas, nes jie iš tikrųjų turi mažiausiai 2, o kartais net 3 kalbas, kurias naudoja, ir tų kalbų naudojimas jis yra labai sudėtingas įvairialypis, nes viena kalba paprastai yra šnekama namuose, savoje, artimųjų aplinkoje, tarp giminių, tarp draugų. Dažniausiai jie šneka tą vadinamą mova prosta arba paprostų. Paprostų išverčiant reiškia paprastąją kalbą. Visi Vilniaus krašte, ten, jeigu pasikapstysi, rasi ten lenkiškų, baltarusiškų, lietuviškų šaknų. Ir pas kiekvieną turbūt, ne? Dar laikui bėgant ten ir žydiškų atsiras, ir kokį nors ten rusiškų, švediškų, dar kokį nors. Čia jau kiekvienas pats apsisprendžia, kuom jis save laiko, prie kokios jisai kultūrinės tradicijos save priskiria. Dažnai gali sutikti Lenką, jeigu jis ten pavadinsi ypač išsilavinusi, sakysi, ne, mes čia esame Lietuvos Lenkai, arba mes esame, arba sakysi, ir truputėlį moksliškai yra pavės, kad pas mus yra Vilniaus dialektas, arba pas mus yra šiaurės ir rytų lenkiškas dialektas, bet jisai, nesakys, kad jis yra, kad mes kalbame tuteišišką kalbą kažkokią. Žinot, aš gyvenau Anglijoje nemažai metų ir ten tas pojūtis buvo šiek tiek kitoks, nes, žinot, anglai negalėjo suprasti visų pirma, kodėl aš moku tiek kalbų, nes aš dar ir vokiečių, nes mokykloje vokiečių mokėjau, lenkiškai galėjau puikiai susikalbėti, lietuviškai, rusiškai, tai praktiškai 5 kalbos. Ir aš jiems sakydavau, kad būtent kas kilęs yra būtent iš to šalia Vilniaus, tai visi beveik taip gali susikalbėti 5 kalbom. Bet būtent tas pojūtis, ir žinot, mano vaikai irgi gimė Anglijoje ir aš su jais negalėjau, jie lenkiškai, jie lenkai. Ir negalėjau irgi suprasti, kaip taip jūs gyvenat Lietuvoje, jūs esat lenkai. O žinokit, o iš tų lenkų tai irgi būdavo, nes ten tų daug lenkų yra. Tai jie irgi sakydavo, kaip lenkai, bet jūsgi Lietuvoje gyvenat. Tai toks jausmas buvo gana keistas, bet labai man gerai tai padarė, žinokit, aš supratau, kad visgi reikia tą savo kalbą vertinti. Neseniai žiūrėjau Donskio tokį, būtent Gražiną man atsiuntė interviu, kur jisai kalba apie lietuvius, kurie yra išvažiavę ir gyvena užsienį. Ir kai jų vaikai visai nemoka lietuviškai kalbėti, kai atvažiuoja namo,
ir su močiutėm negali bendrauti normaliai. Netgi su mama kalba angliškai ar vokiškai ten. Man tai yra nesuprantama. Kai tu prarandi savo kalbą, savo dalelę kažkokią, tu prarandi tą branduolį. Vis tiek tu... Tu jau ne tu. Taip. Aš, pavyzdžiui, lietuvių kalbą išmokau darželėje. Niekas, tėvai kalba taip pat lietuviškai, bet mano močiutės nemokėjo lietuviškai. Jos gyveno nuo šalia Vilniaus, pardavinėjo maistą, vežiodavo obuolius ten ar pieną. Bet močiutė, kaip, gal jinai juokaudavo, aš nežinau, bet jinai sako, aš tai pirmą kartą lietuvių kalbą išgirdau, kai sūnus į Marčią atsivežė iš Ukmergės. Ir tai buvo kažkur 76 ten ar 8 metai. Tai, nebuvo tiesiog tokio poreikio. Mes gyvenom, aš pirmoji klasėje taip pat galvojau, taip, čia Lietuva, bet čia visi kalba lenkiškai. Kiti mano klasiokai, dabar jie visi tikrai kalba lietuviškai, bet, žinokit, 4-5 klasėje, kai kam buvo lietuvių kalba tas pats, kas ir vokiečių. Dabar, aišku, jau daug kas yra asimiliuojasi, jau, pavyzdžiui, susitokia jaunuoliai, ir vienas ir kitas iš Lenkų šeimos, bet jie baigę lietuvių mokyklą, jie jau kalba lietuviškai namuose, nežiūrint ten kokios jų šaknis. Bet, aišku, keičiasi ir į gerą pusę, tai ir lietuviai sužino, kad čia gyvena Lenkai, nes, pavyzdžiui, kai aš nuvažiavau į studijas, ir mano tos kambariokės, viena buvo iš Alytaus, kita iš Kėdainių, tai iš Kėdainių tai jinai žinojo, kad yra Lietuvoje Lenkai, bet ta iš Alytaus man buvo labai keista, bet jinai, pavyzdžiui, geriau angliškai kalbėjo negu rusiškai, jinai beveik nesuprasdavo rusiškai, tai jinai sako, tai užsienietė, tu iš Lenkijos, ne? Sakau, kad ne. Apie mus, nežino, tiesiog nežinojo. Po to mes turim tokią tradiciją per Polonijos dieną, kai turim tą paradą tokį didelį, tai girdėjau tokią mergaitę, klausia mamos, mama, o kas tie žmonės tokie, kur čia eina su tom vėliavom, ten apsirengę tautiniais drabužiais, o ta mama sako, čia tokie užsieniečiai, kur Lietuvoje gyvena. Tai tokių, tiesiog kaip anekdotas galima pasakyti, labai svarbu, kad būtų ta pagarba, tai vis tiek kažkokia kultūra ir tie Lenkai, kaip dabar aiškina, jau ten dar Gedimino laikais buvo kviesti ir kaip kariškiai, kaip apsaugai. Tiesiog mes čia esam tokie patys, kaip ir visi kiti. Aišku, kad jeigu būtų viena kalba pasaulyje, tai problemų turbūt mažiau būtų. Bet tamegi tas ir grožis, tame ir ta kažkokia gal ir evoliucija, nežinau, kad tas išskirtinumas, nes kiekviena tauta turi tą išskirtinumą. Į rusiškas klases ėjo daug daugiau vaikų iš lietuvių šeimų, palukniečių, negu iš Lenkų. Tai dabar pasakykit, kas imlesnis pro rusiškai. Ką reiškia tuteiša? Tai ir jūs, ko gero, tuteiša, nes jeigu tėveliai gimė Lietuvoje, ne? Ir aš taip, aš ir gimiau Palukny, sėkmingai 58 metus gyvenu. Niekas taip lietuvių niekur nevadina. Čiabuvis ar koks ten. Nesigilinsiu, kas jį sugalvojo, žodžio etimologija tai tinkama, nes toks žodis yra, bet jeigu įdėti tą prasme, kaip jūs sakot, kad čia toks žmogus, kuris nežino, kas jis iš vis pasimetęs, tai aš... Tai čia, žinokit, tada reikia jiems pas psichoterapeutą. Jeigu jis pasimetęs ir nežino savo tautybės, rytoj jis nežinos, kokiai jis religijai priklauso arba išpažįsta, o poryt jis nežinos, ar jis vyras ar moteris. Ne? Aš esu, kaip Kunskevičius sakė ir rašė, Litvo oičizno moja. Litvo, bet lenkiškai. Čia viskas pasakyta. Taip Česlovas Milošas galvojo ir jautė, taip Tomas Venclova jaučia ir sako ir dabar. Taip yra, ne mes sugalvojom. Bet taip yra. Tos įtampos tebėra ir jos egzistuos toliai, kol pirmiausia mūsų valdžia, visos mūsų vyriausybės ir kairiosios ir dešiniosios
į Vilniją ir vietinius žmonės žiūrės kaip į kažkokius tai antrarūšius, nepilnaverčius lietuvius. Jeigu įsilaikys tas vadinamas sulenkintų ar surusintų lietuvių teorija, kuri suklestėjo būtent tarpukario metais, juk mūsų žymusis tarpukario filosofas Stasys Šalkauskis Vilnijos gyventojus vadino pasiklydusiais broliais. Reiškia, lietuviais, kurie nuėjo klystkeliu, kurie, reiškia, pasirinko neteisingą kelią ir pavirto gudais arba lenkais. Tai jeigu šitas požiūris vyraus ir toliau, tai ir išliks politinė problema. Nustokim stigmatizuoti žmonių grupės. Prisiminkim, kas buvo senoji Lietuva. Senoji Lietuva tai buvo daugiakultūris, daugiatautis, daugiakalbis kraštas. Žiūrėkime į Vilniaus kraštą kaip į tos senosios Lietuvos palikimą tam tikrą ir saugokim jį. Tai yra mūsų turtas, o ne mūsų kažkoks tai trūkumas, ne mūsų provincijų užkampis, kurio turėtumėm gėdytis ir kratytis. Vilniuje turi savitą unikalią etnokultūrą, turi savo unikalų folklorą. Domėkimės juo, rodykime jį nacionaliniai televizijoje, įtraukime tuos žmonės į savo lietuviakalbės dainų šventes. Mažinkime tą kultūrinę atskirtį, didžiuokimės tais žmonėmis, o ne juos laikykime kažkokiais antrarūšiais, antraeiliais Lietuvos piliečiais. Aš manau, tai yra vienintelis kelias integruoti ir tą sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį į mūsų tą bendrą istorinį naratyvą ir padaryti, kad tie žmonės irgi nesijaustų atstumti, kad jie nesijaustų svetimšaliai, kad jie nesidairytų į rytus arba į Lenkiją kaip į kažkokios tai tariamus savo gynėjus, kad jie jaustųsi saugus Lietuvoje, kad Lietuva jų būtų namai. Tai buvo žmonės, kurie gyveno šimtmečius šalia vieni kitų ir tos kultūros jos persipynė, jos yra labai panašios. Tai nėra mums svetimi žmonės, tai yra mūsų Lietuvos dalis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.